Sveiki, esu Darius, su Karoliu pradedam naują projektą, tokį kaip ir labiau seminarų principų, 12 savaičių, labiau orientuosimės, labiau dirbsim ties, sakykime, naujokais, labiau pradedančiaisiais sportininkais. Būtent ties todėl, kad tai yra aktualiau, nes patyrę sportininkai plius minus kaip ir žino kažką, yra aktualiau dalintis informaciją su naujais žmonėm, kad tiesiog kuo daugiau žmonių pradėtų teisingiau sportuoti, gautų daugiau žinių ir tai būtų optimaliai panaudota kaip ir žinių dalinimasi, sakykime, ar ne. Tai vat paleidžiam su Karoliu tokį kaip ir projektėlį seminarų principų, būtent 12 savaičių, tai vėlgi kalbėsim įvairiausiomis temomis, apšilimai, treniravimo principai, apie kiekvieną pratimuką tokį kaip ir pagrindinį bent ištirkovės pusės ir plius minus, kas aktualiausias temas aptarsime. Tai va, iš karto galbūt pradedam pirmąją temą šios dienos, tai būtų apšilimas ir atvėsimo etapas, toksai kaip ir aktualiausias galbūt dalykas, būtent pačioje pradžioje, pačios treniruotės pradžioje ir apskritai ganėtinai svarbu paruošti savo kūną darbui, optimaliai paruošti savo kūną darbui. Kaip visą tai atrodytų ar ne ir apskritai apie apšilimą pradžiai. Tai būtų maždaug taip. Kodėl apšilimas apskritai yra reikalingas, sakykime, pradžioje, ar ne? Tai yra labai svarbu paruošti kūną darbui, ar ne? Nes tarkim, palyginti, ką mes darom natūraliam gyvenime, ar ne, natūralioje veikloje, tiesiog tai yra, kūnas yra ganėtinai, sakykime, šaltuoju būsenoje, nes tiesiog mūsų nėra didelis aktyvumas, nes mes nekilnojam kažkokiu tais didelių svorių, mūsų širdies ritmas yra ganėtinai ramus. Tai būtent yra toks, sakyčiau, didelis skirtumas, ar ne, tarp ramybės būsenos ir tarp treniruotės. Todėl yra svarbu kūną paruošti, suaktyvinti, kad neįvyktų tokio didelio disbalanso palyginti, ar ne, nes tarkim mūsų, kaip ir sakiau, ramybės būsena yra, sakykime, netgi širdies ritmu, jeigu lyginant, ar ne, ramybės būsena tai yra, sakyčiau, 60, 70, 80 dūžių per minutę. O aktyvus darbas tai yra 170, 180, tai yra super aktyvus, ar nežinoma, gali būti įvairus, bet mintis tokia, kad tai yra didelis skirtumas tarp ramybės ir tarp aktyvaus darbo, skaičiau, ar ne. Tai mūsų principas ir darbas yra paruošti kūną iki to maksimalaus darbo, sakyčiau, ar ne, ką mes darome treniruotės metu. Tai vat. Kadangi pradėjau apie širdies ritmą, tai papasakosiu būtent apie tai, kodėl tai yra svarbu, ar ne, ir kaip būtent apšilimo etape. Tai vėlgi, širdies ritmas, ar ne, ramybės būsena, kaip ir sakiau, apie 70 dūžių per minutę ir aktyvus yra gerokai aukštesnis. Tai mūsų tikslas paruošti apšilimo metu paruošti kraujotakos sistemą, būtent akcentuojant tą širdies ritmą. Tai būtų kažkas tokio, kaip laikom širdies ritmą apie 130-140 dūžių per minutę. Vėlgi tai gali kažkiek kisti, bet sakyčiau, toks kaip ir gan optimalus variantas būtų nuo 130 iki 140 būtent apšilimo etape. Galbūt galėtų kažkiek būti truputį aukščiau, priklausomai nuo to, koks mūsų apšilimas. Bet tai tokie galėtų būti mūsų kaip ir naujokų ir ne lengvas, toksai kaip ir susipažinimas su tuo apšilimu, ir ne, jeigu taip paprastai, tai tiesiog širdies ritmas apie 130-140 ir tai bus ganėtinai nebloga pradžia. O jeigu truputį plačiau, tai būtų maždaug taip. Širdies ritmas keičiasi, aktyvumas, skaičiau, jo būtent apšilimo metu, būtent kardio atlikimo metu keičiasi su amžiumi, ar ne, tarkim, jaunesni gali palaikyti ganėtinai aukštą širdies ritmą ir vyresni turėtų jį laikyti truputį žemesnį, nes tiesiog su amžium širdies darbas tampa, sakyčiau, tiesiog su amžium, ar ne, tampa tiesiog sudėtingesnis, sunkesnis ir širdies ritmas lėtėja, būtent aktyvime ir tiesiog jis nėra tiek pajėgus, arba tas pats aktyvumas jam yra gerokai sunkiau, tiesiog su amžium tokie dalykai vyksta, ar ne. Tai būtų maždaug tokia paprasta taisyklė, kad kuo esi vyresnis, tuo tas širdies ritmas turėtų būti truputį mažesnis, sakykime, ryškinimo metu, arba kardio metu, ar ne, kada mes darom kažkokį tais aktyvumą dėl riebalų deginimo, ar ne. Arba tas pats su apšilimu, tai irgi nebūtina kažkokio tais labai didelio, galima truputį žemesnį negu, tarkim, jaunesni žmonės daro. Tai būtų iki 120, sakyčiau, nuo kokių
45 metų, galim daryti apie 120 dūžių per minutę ir tai bus toks kaip ir optimaliausias riebalų deginimo etapas, ar ne? Ką daro, tarkim, apie 130-140, sakyčiau, nuo 20 iki 30 metų arba iki to pačio 40 beveik, ar ne? Tai tokia lengva apie kardio ritmo informacija, vėlgi tas pats ir apšilime. Vėlgi, pavyzdžiui, galima taikyti principus apšilime, ar ne? Ir kardio yra, tarkim, riebalų deginimo etapas yra ganėtinai labai panašus dalykas, ar ne? Bet būtent kalbu apie ryškinimo etapą, ar ne, kaip tokį klasikinį riebalų deginimo etapą, ar ne, kai darom tokį lengvą, vidutinį kardio, bet tiesiog ilgai. Ar ne, tai kaip riebalų deginimo etapą ir iš tikrųjų tai yra ganėtinai panašu į tai, ką mes darom apšilimo metu, bet tai yra tiesiog trumpiau ir bet kas susijęs su širdies ritmu, tai iš tikrųjų ganėtinai panašu ir naujokams tikrai galėčiau sakyti, kad galima laikytis tokios lengvos paprastos taisyklės, kad jeigu darom kardio apie 130-140 būtent riebalų deginimo tikslui, tai galima kažką tais panašaus daryti ir apšilimo metu, kas susijęs su tokiu ritminiu ar ne kardio kaip ir pratimuku. Tai vat, kas apie širdies ritmą, tai būtų maždaug tiek. Paprastai tai būtų maždaug taip, kad laikom apie 130-140 širdies ritmą kažkokio tais tokiam pratimukui, ar ne, kaip darydami kardio pratimą. Dabar truputį daugiau apie patį pratimuką, ar ne? Tai vėlgi, kaip ir minėjau, ar ne, noriu, kad būtų akcentuoti į kažkokį tokį kardio pratimą. Tai vėlgi optimaliausi ir dažniausiai naudojami pratimukai, tai būtų, sakyčiau, minimas su dviračiu, tada bėgimo takelis, tada elipsinis treniruoklis, ar ne, tas sudedamos su slidais, su rankom ir su kojom. Ir tada toks kaip ir, tiksliau galbūt dar du, tai būtų irklavimas ir tada laiptais. Stepmasteris, ar ne, lipt laiptais tiesiog į viršų. Bet trumpai apie tuos pratimukus tai būtų maždaug taip. Pats lengviausias ir paprasčiausias greičiausiai būtų minimas dviračiu. Tai yra ganėtinai lengva, nes tiesiog tu kaip ir tokoj sėdimoj pozicijoje, ar ne, lengvai dirbi tik su kojom, realiai rankos irgi tik tai laiko, kūnas stabilų. Tai sakyčiau, tas pratimukas toks yra ganėtinai paprastas ir tiesiog taip stipriai neaktyvuoja, todėl aš jį padėčiau jau tokią kaip ir paprasčiausią vietą, lengviausią pratimuką ir žinoma mažiausiai įjungiantį mūsų visas tris sistemas, kaip ir minėjau, ar ne, kraujotakos, raumenų darbą ir kietų audinių. Tai toks lengviausias, paprasčiausias, kurį mažiausiai ir rekomenduočiau. Tada sudėtingiausias ir stipriausias, kurį rekomenduoju ir tarkim mes dirbam su mano klientais, tai būtų irklavimas. Būtent jį renkuosiu apšilimo metu, nes jis yra gerokai daugiau aktyvuojantis visus tuos tris pagrindinius etapus, ar ne? Tai yra kietas, minkštas audinys ir kraujotakos sistema, ar ne? Juos tiesiog daugiausia aktyvuoja, nes vėlgi dirba raumuo, didžiausias judesys tarp sąnarių, tada mes atliekam didžiausią amplitudę, suaktyvinam tada širdies ritmą būtent tiek, kiek mes norim, kiek galim, kiek aktyvuoti tam pratime, tiesiog stipriau aktyviau junginėti, ar ne, raumenis. Tai taip reguliuosim širdies ritmą ir tas pats su kietu audiniu, vėlgi darydami didelę amplitudę mes įjungiam maksimaliai sąnarių darbą, ar ne, šitų visų raiščių darbą, ar tiesiog suaktyvinam taip daugiau sąnarius. Tai vat realiai mes padarom optimaliausią variantą. Žinoma, galima varijuoti kartais, tarkim, vieną pasirinkti pratimuką, nebūtinai visada pradėti apšilimus su tokiu kaip sudėtingiausiu irklavimu, bet iš tikrųjų iš dalies rekomenduočiau irklavimo mašiną. Tai kiekvienai apšilimo treniruotei. Kaip ir sakiau, galima kažkiek varijuoti, keistis, bet sakyčiau, kiek įmanoma daugiau stenkitės atlikinėti būtent šį pratimuką, nes jis bus optimaliausias. Taip, galima kartais galbūt įtraukti bėgimo takelį arba lipimą laiptais, nes gan stipriai aktyvuoja kojas, arba kaip pavyzdys, ar ne, jeigu mūsų treniruotė nusimato gera kojų diena, geras pritūpimas ir gera kojų diena, tai sakyčiau, galbūt galima kartais padirbėti su, tarkim, lipimo laiptais, bėgimo takelis arba tas pats dviratis galbūt visai neblogai, bet jeigu tai yra labiau tokia kaip ir naujokų treniruotė, kas labiau bus akcentuota greičiausiai į visų kūno treniruotės arba pusę kūno, ar ne,
tai vis tiek gan nemažai reikės mums su kūno apšilimu gero, ne? Tai galima sakyčiau, kad jeigu labiau naujokams, tai rekomenduočiau ir akcentuočiau labiau tokias treniruotės, kaip ir, tai yra tokie apšilimą kaip ir būtent su irklavimo mašina, ar ne? Ir kažkas tai tokio būtų apie apšilimą, tai kaip ir minėjau, ar ne, suaktyvinam savo kraujotakos sistemą, tai yra širdies ritmą, palaikom apie 120-140 širdies ritmą, sakyčiau tokio kaip ir 20-30 metų amžiaus galima laikyti apie 140 galbūt, ar ne, ir truputį žemesnį vyresniems. Tai akcentuota ir tiksliau save stebėti būtent šitam tokiam range, ar ne, kurį mes darom apšilimo metu. Ir tada kiti du dalykai, ką mes turim stebėti, tai savo raumenų, minkštų audinių, ar ne, darbą ir tas pats su kitais audiniais, kaip būtų sąnariai, raiščiai ir kažkas tai tokio panašaus, ar ne, kad tiesiog suaktyvint, maksimaliai paruošt mūsų kūną darbui ir stipriam pratimui. Tai vat, ir jo, paprastai, tai jeigu mes padarysim, sakyčiau, 5 minutės ant tokio kaip ir irklavimo mašinos, tai bus vienas iš optimalesnių variantų, tokia pirma apšilimo pusė, ar ne? Tikrai atlikta, sakyčiau, 95% bus tikrai super. Galbūt galima daryti ilgesnį, priklausomai nuo patirties, priklausomai nuo amžiaus, galbūt vyresniems reiktų ilgesnį apšilimą paruošti, nes kūnas tiesiog su amžiumi darosi kietesnis, sunkesnis, jį reikia geriau apšildyti ilgiau ir panašiai. Ne? Tas pats vėlgi su amžiumi lėčiau kūnas atsistato, tai reikia skirti vis daugiau dėmesio apšilimui. Ok, tai būtų pirmas apšilimo etapas, vėlgi naujokams, sakyčiau, 5 minučių ant vieno iš šių pratimukų kaip ir užtektų. Bet, sakyčiau, labiau patyrusiems ir labiau tiems, kurie akcentuojasi, tarkim, powerliftingą arba kitaip trikoverį, lietuviškai, tai būtų, galbūt norėčiau dar papildomai pridėti tokį kaip papildomą apšilimą būtent tai raumenų grupiai arba tai sąnarių grupiai, kurią mes atliksim, skaičiu, jeigu tai bus pritūpimai arba deadliftas, tai ganėtinai daugiau norėčiau suaktyvinti savo sąnarių visą darbą, ar ne, tai būtų labiau kelis, labiau klubas ir kažkas tiesiog papildomą dar apšilimą būtent po šio kaip ir kardio tokio pratimuko, širdies ritmų pratimuko, ar ne, pavadinkim tą mūsų irklavimą. Būtent taip. Tai tada dar norėčiau pridėti paprastus pratimukus. Sakyčiau, tai būtų visokiausi didesnės amplitudės kažkokie tais judesiai, tarkim su medinė tokia lazda už galvos, ar ne, arba tarkim su gumom rotaciniai visokiausi pečių pratimukai, kurie taip pat padės įjungti dar didesnę amplitudę raumenų judesyje, ar ne, tas pats ir su sąnarių judesiu, tiesiog dar didesnę amplitudę aktyvuoti mūsų visą kūną, ar ne, labiau įjungti, labiau paruošti darbui, tiesiog, kad taip išvengtume traumų. Tai va, būtų toks kaip ir dar papildomas apšilimas, būtent, sakyčiau, labiau patyrusiems sportininkams, ar ne, kurie tiesiog nori dar labiau aktyvuoti. Arba, tarkim, kaip ir pavyzdys, jeigu mes turim kažkokių tais problemų, ar ne, tarkim, su pečiais, lengvas jaučiamas skausmas kažkoks minimalus, ar ne, arba tiesiog jauti, kad kažkokia tais amplitudė judesio yra mažesnė, sumažėjus, tai vėlgi tokius pratimukus rekomenduočiau jau tada visiems atlikinėti. Vėlgi, save reikia stebėti ir jausti, ar ne, jeigu tai darant skauda, reiškia, iš tikrųjų jo kaip ir daryti nereiktų, reiktų kažkokius daryti visus kitus ir stebėti ten, kur skauda, būtent koks raumuo tada atlieka būtent tą judesį, ties kurio kampu, tarkim, ar ne, bedarant judesį tau skauda, tada bandyti įsiaiškinti būtent kur yra problema, ar ne. Tada reiktų stengtis akcentuoti būtent tą problemą, ar ne, jeigu ten raumuo, tarkim, bus silpnas ir tada įvyko kažkokios tais mikrotraumus arba tiesiog trauma, ar ne, tai tada reiktų žiūrėti, kaip sutvarkyti tą problemą ir tada maksimaliai vėlgi dirbti ties apšilimo etapu. Tai būtų geras kardio pratimukas, kaip ir minėjau, ar ne, mano būtų atveju kaip ir optimaliausias, ką aš rekomenduočiau, tai būtų irklavimas ir tada kažkokie tais papildomi, jeigu tais pečiam, galbūt rotaciniai, galbūt su lazdom, galbūt aš mėgstu tokį savo klientam paėmė blyną, ar ne, ir sukiplint galvą, tiesiog maksimaliai akcentuoti visą petį raumenų struktūrą, nes tavo svoris dar ir spaudžia ir reikia laikyti, kad ties žemyn negriūtų, į priekį negriūtų, ta prasme junginėja visą pečių tą tokią kapsulę maksimaliai. Tai vat
papildomi pratimukai labiau patyrusiems sportininkams, ar ne? Arba tarkim, kad ir patiems naujokams, bet tiesiog tada norėčiau, kad juos prižiūrėtų kaip ir treneris, ar ne, kad jie juos būtent tuos pratimukus gerai atlikinėtų, nes tai yra super tokio didelio mobilumo reikalaujantis ir stabilumo pratimai. Tai jau turėtų būti su trenerio pagalba arba labiau patyrusiems, kurie labiau jau jaučia savo kūną, tada gali bandyti kažkaip tais patys atlikti. Tiesiog būtent dėl to, kad jie savo kūną jaučia geriau negu, tarkim, naujokai. Ok, apšilimas, ar ne? Tai aptarėm tokius kaip ir pagrindinius dalykus apie širdies ritmą, kietą ir minkštą audinį, kas susijęs su raumenims ir, sakyčiau, sąnariais. Paruošimas, kūno paruošimas darbui, ar ne? Taip, tokius galim įsidėmėti pagrindinius dalykus. Tai būtų širdies ritmas, palaikom apie 5 minutes, galbūt ilgiau net nelabai ir norėčiau daugiau laikyti, užtektų, manau, 5 minučių, galbūt vyresniems galima 6-7 max, bet tikrai nereikia apšilimo metu pavargti ar prakaituoti, arba ten kažkaip tais labai išsikrauti. Apšilimas yra, būtent ir yra todėl, kad tik apšilti, ar ne, kaip ir nuo žodžio apšilti. Tai tiesiog lengvai paruoš savo kūną darbui. Mūsų tikslas lengvai suaktyvinti kraujotakos sistemą ir tada paruošti kietų ir minkštų audinių darbą, ar ne? Tai būtų tas visas maksimalus judesio amplitudė, ar ne? Judesys tiesiog, kad maksimaliai paruoštume savo kūną darbą ir išvengtume įvairiausių traumų ir kad mūsų kūnas būtų paruoštas atlikti gerą treniruotę. Tai galbūt tokie pagrindiniai dalykai, ką reiktų įsidėmėti apšilimo metu, ypatingai naujokams, nepraleidinėjom apšilimų, nes tai yra tikrai labai svarbu. Ok, dabar pakalbėkim apie atvėsimo etapą. Vėlgi labai svarbus dalykas, gal netgi labiau akcentuočiau būtent atvėsimo etapą labiau patyrusiems sportininkams, nes vėlgi, tarkim, naujokai treniruotės metu niekada nepadaro tokios geros treniruotės, ta prasme, nes tiesiog jie nėra pripratę prie tokio didelio krūvio ir ta treniruotė vis dar bus lengva. Jiems taip atrodys, kad ten yra sunku, kelis kilogramus ten kilnoti ar ne, bet iš tikrųjų tai yra lengva treniruotė ir tas kūnas taip stipriai neišsikrauna. Žinoma, tai yra toks relatyvus dalykas, nes jiems kaip ir ta treniruotė sunki, bet iš tikrųjų jų kūnų nėra tas taip sunkiai ir atliekamas, ar ne, pavyzdžiui, sąnarių darbas tas pats, jie tiesiog negauna tokių super didelių krūvių, ar ne. Su atsistatymu vėlgi naujokai ganėtinai gerai atsistatinėja, turiu omenyje tikri naujokai, kurie grinai pradeda pirmus mėnesius savo treniruotės. Tai tas atvėsimo etapas ir kiek įmanomas, tai yra toks dalykas kaip ir optimizavimas, ar ne, kad kuo geriau atsistatinėtum. Tai irgi nėra toks super reikalingas dalykas, ar ne, būtent ką reikia optimizuoti, sakyčiau, labiau patyrusiems sportininkams, ar ne. Tai vad, nes į atvėsimo etapą įeina, sakyčiau, toks kaip ir lengvas kardio ir tada raumenų tempimo etapas. Tai pakalbėsiu apie abudu. Pirmiausia, ką ir dabar norėjau paminėti, ar ne, kad būtent tas etapas, atvėsimo etapas, labiau reikalingas ir labiau bus toks kaip naudingas. Būtent, žinoma, jį reikia daryti abiems, bet kurio tai yra tokio kaip ir patirties turinčio sportininko, ar ne, bet būtent jis bus optimalesnis labiau patyrusiems sportininkams. Būtent todėl, kad tarkim tai bus galima išgauti papildomą tokį kaip ir papildomus benefitus, papildomą naudą, ar ne. Tarkim, jau kai tu esi patyręs ir tavo kūnas sunkiai progresuoja, nes tiesiog nuo daugiau darbo, daugiau patirties kūnas vis tampa stipresnis ir vis su laiku tampa sunkiau progresuoti. Tai pridedant, jeigu žmogus, tarkim, kažkiek jau yra patobulėjęs, ar ne, ir pridedant jam gerą atvėsimo etapą, su gerais apšilimo etapu, su geru širdies ritmu, tokiu nuraminimu ar ne etapu, tikrai tas bus labai naudinga, ar ne, ir pasijaus rezultatą. Tai vat būtent taip galbūt ir parekomenduosiu, ar ne. Žinoma, rekomenduoju atvėsimo etapus daryti bet kokio patirties lygio, tokio kaip yra ne sportininkui, nesvarbu, ar ne, tai yra svarbus ta etapas, bet tiesiog labiau patyrusiems sportininkams tai bus toks labiau matomas rezultate, sakyčiau, ar ne. Ok, tai dabar pirmiausia papasakosiu būtent apie tokią kaip ir pirmesnę etapo dalį, tai būtų kaip ir širdies ritmas. Tas pats labai panašus principas, ką mes darom treniruotės pradžioje apšilimo etape, tai tiesiog suaktyvindami savo visą kraujotakos sistemą kažkokio tai pratimų pagalba, ar ne? Tai čia yra tas pats
toks kaip ir suaktyvavimas, suvienodinimas širdies ritmų ir tiesiog lėtesnis gerokai negu, tarkim, būtų treniruotės metu. Nes būtent atliekant gerą treniruotę ir atliekant maksimaliai, tai mūsų širdies ritmas siekia tokias, sakyčiau, ganėtinai mūsų kūnų ribas, ar ne, jeigu tai yra tikrai maksimaliai išsikraunama, galbūt 170, 180, 100, galbūt 90, čia individualiai, ar ne, visai gali būti. Širdies ritmas būtent pratimo atlikimo metu maksimalus toksai, ar ne, kaip ir variantas būtų, tai yra labai didelis šuolis, kaip ir sakiau, apie 60-70 mūsų tokia kaip ir ramybės būsena, ir tada įsivaizduokit 170-190 yra maksimalus atlikimų darbas, ar ne, paskutiniais sekundės, toks širdies ritmas, tai yra šuolis labai didelis ir mūsų visą tą treniruotę taip pat šuoliuoja širdies ritmas, tai aukštas žemas, aukštas žemas, aukštas žemas, kas 30, kas minutė, kas pusantros minutės ir šokinėja. Tai yra dideli šuoliai tokie, ar ne? Tai vėlgi, tai nėra super sveika, ar ne? Mūsų širdies ritmas turi, mūsų širdis apskritai turi didelį tokį kaip ir stresą. Tai būtent vienas iš etapų atveisime šitas, toks kaip širdies ritmų nuraminimas, ar ne, pavadinkim, labai yra svarbus. Suvienodint širdies ritmą, tokie kaip ir ilgesnį laiko tarpą. Tai būtų vėlgi 5-10 minučių, galbūt labiau rekomenduočiau 10 minučių, palaikyti vėlgi panašiai kaip kardio atlikime, tokį lengvą, ar ne, apie 130, galbūt 140, galbūt netgi norėčiau labiau apie 120, tokį ramesnį, lėtesnį, ar ne. Tai palaikom 10 minučių apie 120 dūžių per minutę širdies ritmą ir tai bus super. Ta prasme, mūsų širdies ritmas lengvai normalizuosis į tokį kaip ir vienodesnį etapą, ar ne, vienodesnį širdies ritmą. Tai bus toks kaip ir širdies ritmo atveisimas, sakyčiau, ne, tiesiog nuraminimas. Tai vat, pirmas etapas, ką norėčiau, kad padaryti atveisime, tai sukurt būtent va tokį širdies ritmo nuraminimo etapą, ar ne, tiesiog ramiai palaikyti apie 120-10 minučių ir jisai bus, galima sakyti, atliktas, ar ne, puikiai. Toliau antras etapas, ką aš norėčiau, kad mano sportininkai darytų atveisimo etapę, tai žinoma būtų raumens tempimai. Apie raumens tempimus, ar ne, tai būtų vėlgi labai svarbu ištempti raumenį atgal. Treniruotės metu mūsų nuo hipertrofijos, ar ne, ar kažkokio tai pratimų atlikimo, ar ne, mūsų raumuo sutrumpėja, ar ne, ir tarkim krūtinės raumuo nuo didelės hipertrofijos, ar ne, jisai sutrumpėja, ne, mūsų petį gali atnešti kažkiek tais į priekį, ar ne, paneša tiesiog petį į priekį. Ir jeigu mes jo neatstatom, tai ilgainiui, ištisais mėnesiais, metais, tai taip pat sportuojant, mūsų tas raumuo sutrumpėja ilgainiui ir jo normali būsena bus gerokai pečiai panešti į priekį. Ir tiesiog viso tokio atlikimo metu tada atsitinka daug problemų, ar ne, kai petys suneštas į priekį, jau tada sutrumpėja judesio amplitudė, jau galim tada tik mažiau judesį atlikinėti. Vėlgi tas pats kūno stovėsena, postro, tai jinai nėra tokia, jinai bus va tokia kažkokia tais į priekį, ar ne, panešta. Daug tokių blogų dalykų, ar ne, kas nutiktų, jeigu mes to taisyklingai nepadarytume, ar ne, tai tiesiog tai turiu omenyje, kad jeigu nedarytume tų tempimų pratimukų. Toliau disbalansas tarp raumenų, žinoma, tas pats. Nes dažnai aktyvuojant labai stipriai, ar ne, nes jeigu mes vėlgi stipriai aktyvuojam krūtinę, ar ne, tas raumuo sutrumpėja, bet jeigu mes taip pat stipriai padarytume galinę deltą visą aplinkui mentės, ar ne, visus raumenis, tai tas raumuo sugrįžtų atgal, bet dažnai yra tokia didelė problema, kad tarkim tie, kas ruošiasi, tarkim, štangos spaudimo varžyboms arba tiesiog stipriai dirba ties krūtinės raumenim, ties priekinio pečių delta, tai sutrumpėja būtent tie raumenys ir jie tiesiog mažai laiko skiria visai galiniai daliai, nes tiesiog jinai kaip ir pratimo atlikimo metu pirmo tokio žvilgsnio atrodo kaip ir nelabai reikalingas, ar ne, dalykas, tai tiesiog jai skiriama mažiau dėmesio. Tai būtent todėl ir įvyksta ta disproporcija, ar ne, tampa galiniai visa galiniai nugaros dalis ir galiniai delta pečių, jinai tampa silpnesnė ir visas mūsų priekis važiuoja į priekį vien dėl to, kad mes per daug palyginti, per daug apkraunam visą krūtinės priekinę dalį, ar ne. Tai vat, kad viso to išvengti, mums tiesiog reikia pradėti daryti tempimus po treniruotės. Tempimai prieš treniruotę vėlgi daug kas mėgsta padaryti, bet tai sakyčiau skirti būtent tokį dėmesį, kad tokį lengvą, ne per didelį, ar ne, lengvai galima tokį prasitampyti prieš treniruotę, bet labiau tai palikčiau būtent po treniruotės.
Jeigu, tarkim, žinoma, turim daugiau laiko, žinoma, galim pridėti dar į apšilimo etapą ir tempimų pratimukus lengvai, bet tai yra konkrečiai atvėsimo etapas. Tai būtent ten skirčiau maksimaliai dėmesio raumens tempimui ir atstatymui į vietą, ar ne? Ok, tai dabar papasakoju būtent tai, kad kaip svarbu, ar ne, būtent raumenis ištempti. Dabar apie būtent kuriuos raumenis tempt ir ką akcentuot būtent labiau, ar ne. Tai tarkim, savo sportininkams labiau rekomenduoju, tarkim, tokį kaip ir bazę pasidaryti kiekvieną treniruotę. Po bet kokios treniruotės tempiam visą nugaros, sakyčiau, visus nugaros raumenis, tada presą lengvai. Būtent todėl, kad tais pratimais, ar ne, nugaros ir preso pratimukai, kai atliekami, ar ne, tai realiai mes tuos raumenis junginėjom bet kuriam pratime, ar ne. Atrodo, kad galbūt ten atsigulę ant suoliuko mes atpalaiduojam daug raumens, ar ne, bet iš tikrųjų, kad mūsų kūną išlaikyti stabilų, kad jisai stovėtų stabiliai tvirtas, ar ne, mes maksimaliai galėtume dirbti kažkokiais raumenim, tai vis tiek bus mūsų visas korpusas įjungtas. Tai yra visi nugaros raumenys, kas susijęs su stuburu ir laikymu, ir presas, kad visą mūsų korą išlaikytų tiesų, jie visi bus aktyvuoti ir įjungti, ar ne. Tai kaip ir sakiau, bazė, stuburas būtų, ar ne, ir presiukas. Tai tiesiog maksimaliai juos kiekvieną treniruotę tempiam pagrindiniais tokiais pratimais kaip Tiger Stretch arba bet kokiu kitokiu nugaros ir preso pratimuku, tokiu kaip ir tempimo pratimu, ar ne. Vėlgi jų yra įvairiausių, tiesiog reiktų bandyti tokius pradžioj visus bazinius, kas ištempia pagrindinius didžiausius raumenis, tada galbūt kažkokius rotacinius pridėti ir panašiai, ar ne, visokių variantų. Toliau turėtų būti būtent tie raumens tempimai labiausiai akcentuoti, kuriuos būtent darėm treniruotės metu, ne. Tarkim, buvo kojų diena, arba tarkim labiau tiem, kurie yra stipresni ir labiau patyrę sportininkai, arba netgi tarkim tokie, kaip labiau ruošiasi varžybom, kaip sakyčiau, powerliftingas, ar ne, jėgos sportas. Tai, sakykim, buvo atliekamas deadliftas, arba tarkim pritūpimai, ar ne, su štanga. Tai yra didelis stresas kojoms, nugaros daliai, ar ne, vėlgi sėdmenims, kojoms abiejų, dvigalviui ir keturgalviui, maksimaliai buvo jungti, ar ne. Tai būtent jiems ir skirčiau didžiausią dalį, ar ne. Kaip ir sakiau, padarom stuburo tempimus ir preso, taip tos, sakyčiau, visada nugaros ir preso pratimukus padarom pradžioje, ar ne, tada maksimaliai įjungiam visus kojų tempimus. Vėlgi, raumens tempimas, ar ne, ir kiek laiko tai turėtų būti. Sakyčiau, galbūt nuo 25 sekundžių ir truputį daugiau. Galima 40 sekundžių išlaikyti ir iki minutės, ar ne. Vėlgi, minutę laiko laikyti jau yra gan ilgas laiko tarpas ir tiesiog rekomenduočiau taip, kad pabandyt kelis variantus, ar ne, pabandyt lengvai tempt po, tarkim, 20 sekundžių ir tada palaipsniui vis truputį didinti ir žiūrėti, kokia mūsų savijauta. Ar, tarkim, tas tempimas nėra per stiprus, nes vėlgi labai, jeigu mes, tarkim, stipriai tempiam raumenį ir tai toks gaunasi kaip ir skausmas, ar ne, tai vėlgi panašių principų veikia kaip ir treniruotės metu, tas raumuo nenorės atsipalaiduoti, nes jis jungia mūsų receptorius, kuris reguliuoja mūsų raumens ištempimą, ar ne, jeigu jis yra per daug, jis nori tiesiog raumenį sutraukti, kad tiesiog nevyktų traumus, kažkokios įplyšimai, ar ne. Tai reikia reguliuoti, ar ne, kad nebūtų per didelis skausmas, ar ne, tai tiesiog lengvai tempiam, būtent tiek, kiek jaučiam, kad nebūtų per daug, ar ne. Ir kad būtų optimaliausias variantas, nes mūsų tikslas, kaip ir sakiau, yra ištempt raumenį, ne kažkoks ten, kad tarkim mes kad ten, tarkim, treniruotės principų metu, ar ne, kad tarkim sudaryti kažkokią tais stresų būseną, ar ne, ar kad raumuo keistus, ar ne, tai ne toks tikslas, o tikslas yra atstatyti raumenį į vietą. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai. Toliau, tarkim, treniruotės metu buvom daroma krūtinė ir, tarkim, dar kas nors, ar ne, tricepsas. Tai vėlgi būtent tos treniruotės metu aš labiau norėsiu akcentuoti krūtinę ir, tarkim, tą patį tricepsą ar bet ką kitą, kas buvo daryta. Tai vėlgi visi tempimai krūtiniai, laikymas tempimo metu irgi bus panašus, sakyčiau, nuo 20 iki minutės. Vėlgi pasireguliuojam, bandom save jaust savo kūną, kas mums geriausiai tinka ir optimaliai savo pritaikyti visus tuos principus, ar ne. Ir tada mes jausim, kas mums geriausiai veikia.
Jo, ir tarkim, žinoma, čia būtų toks kaip ir greičiausias, optimaliausias dalykas, vėlgi rekomenduoju, žinoma, pratempti visus kūno raumenis, bet žinoma, tai truks ir užims daugiau laiko, tada treniruotės, greičiausiai ta treniruotė nebe valandą daroma, jeigu, tarkim, naujokai galbūt tai per valandą suspėja padaryti, bet vėlgi visokių variantų būna. Tada apšilimas trunka, sakyčiau, 10 minučių galbūt, jeigu taip įjungus abu etapus, galbūt net 15, tada vėlgi atveisimas irgi užima ganėtinai nemažai, jeigu tai buvo vėlgi apie 10 minučių kažkoks tais bėgimo etapas ar ne, širdies ritmo etapas, ir tada vėlgi raumens tempimas, ir dar jeigu visų kūnų raumens tempimas, tai vėlgi užims apie kokią 20 minučių, tai ta mūsų treniruotė gaunasi beveik 2 valandos ir tai yra gan nemažai iš tikrųjų. Ne kiekvienas gali tiek daug savo leisti laiko treniruotės salėje, ar ne? Tai galbūt tada, sakyčiau, labiau akcentuotis reiktų į būtent tuos pratimukus, kuriuos darėm, ar ne? Jeigu, kaip ir sakiau, jeigu tai buvo kojų diena, tai tada tempiam labiau kojas, bet žinoma, kaip bazę paliekam visada mūsų stuburą ir presą. Tai vat, jeigu, žinoma, mes turim daugiau laiko ir galim savo leisti daugiau, ar ne? Tai tada taip rekomenduočiau atlikti visus kūnų, visų raumens kūnų, visus tempimus, ar ne, visam kūnui. Tai būtų kaip ir optimaliausias variantas, bet vėlgi, sakyčiau, ganėtinai mes didelį darbą ir jau ganėtinai apie 80-90% naudos gausim atlikdami būtent tuos raumenis, kuriuos treniravom, ar ne. Tai va, kažkas tais tokio apie apšilimą ir atvėsimo etapus. Žinoma, galbūt būtų galima kažką dar pridėti, bet tai jau yra labai gera stipri bazė naujokams ir, sakyčiau, netgi patyrusiems sportininkams. Tikrai galim optimaliai savo kūną paruošti. Žinoma, galėtų būti prie atvėsimo etapų dar kažkoks kaip ir masažo principas ar ne pridėti, arba kažkokie tais dar kinezioterapiniai pratimai, bet čia būtų labiau patyrusiems sportininkams ir būtent sportininkams, kurie turi kažkokių tais problemų, ar ne, arba kažkokių tais traumų, arba bet kokių kitokių tokių, sakyčiau, kaip ir problemų, ar ne. Tai reiktų galbūt truputį daugiau akcentuoti, bet, sakyčiau, naujokams tai būtų labai gera pradžia, gera bazė, nuo ko pradėti ir kaip visą tai turėtų atrodyti. Ok, nu ir ką, aš manau, kad šiam kartui bus tiek apšilimas ir atvėsimo etapas, ar ne. Tikrai yra labai svarbus dalykas, nepraleidinėjam, ypatingai, sakyčiau, žinoma, būtų svarbus, vėlgi dažniausiai yra praleidinėjamas atvėsimo etapas, tiesiog dauguma mėgsta dar tą tokį jausmą, ar ne, kai yra kūnas pilnas raumenys, tai yra, kai raumenys pilni hipertrofijos, ar ne, pilni kraujo, tiesiog pumpas, ar ne, tai tada tiesiog mėgsta išeiti ir dar jaustis toks visas pilnas, ar ne, bet nesiatvėsimo metu tas toksai truputį prasivaikščia, ar ne, tas kraujas, tas pumpas kažkiek sumažėja, bet tai atvėsimo etapas, kuris vėlgi kurį atlikus ir atsistatymų sistema daug geriau veikia, ar ne, tai yra tiesiog mes daug greičiau atsistatinėjom ir tai yra daug benefitų būtent darant tempimų pratimus. Bet kaip ir ką noriu pasakyti, kad apšilimas vis tiek yra svarbiau, nes būtent be apšilimų tai yra daug greičiau savo kūną gali sutraumuoti. Tai pirmoji vietoj, vėlgi, jeigu save sudėliotume, tarkim, maksimalaus laiko tarpą, kurį mes galim skirti treniruotė, tai būtų, ar ne, pirmoji vietoj, tada skaičiau geras apšilimas, tada yra atvėsimo etapas. Žinoma, kaip ir sakiau, optimaliausias variantas būtų padaryti viską, bet susidėliojam savo tokius prioritetus, kiek mes savo galim laiko skirti ir optimaliai jungiam save tokiam kaip ir geriausiai progresui, ar ne? Ok, nu ir ką, šiam kartui tiek, maksimaliai kiek įmanoma daugiau stengiamės atlikinėti būtent visą tą programos tipą, ar ne, tuos visus modelius, ar ne, kas yra susijęs su visais principais ir tai bus tikrai optimalus ir geras toks kaip ir kūno progresas būtent atlikinėjant viską. Tai va, sėkmės jums, jeigu turėsit kažkokių tais klausimų, rašykit komentaruose, pasistengsim atsakyti. Jeigu būtų kažkokių tais klausimų, ką norėtumėt, kad, tarkim, atsakyčiau kitomis temomis, ar ne, nebūtinai būtent tos temos, galima sakyčiau ir kad ir apšilimo, atvėsimo etapais arba bet kuria kita tema, rašykit komentaruose, ką norėtumėt, kad išgirstat, kad atsakyčiau ir mes apie tai pakalbėsim kito seminaro tokio video, ar ne, laiku. Tai vat, ačiū Jums, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitą kartą. Iki.